Diena, kai atrodo nieko neįvyko. Rusijos kariuomenė, besirengdama vasario 23-ąjai, ėmėsi ypatingų saugumo priemonių, visiškai uždarė sieną su Čečėnija, sugriežtino patruliavimą didžiosiuose miestuose ir strateginių objektų apsaugą. Jau ne pirmą kartą Rusijos valdžia naudojasi čečėnų kovotojų grėsme, kad pagazdintų savo žmones ir pateisintų drakoniškas saugumo priemonės. Visuotinė baimė, atrodo, yra viena iš rinkiminių technologijų. Tačiau čečėnų kovotojai jau iš anksto sakė, kad ypatingų išpolių nesiims. Rusijos pajėgos čečėnų išpolius ir taip patiriančios kiekvieną dieną mūšio lauke. Bet eiliniai čečėnai šią dieną mini ypatingai. Vyrai tradiciniu zikro šokiu, moterys šūksniais ir ašaromis. 44-aisiais apkaltinęs ištisą tautą kolaboravimu su naciais, Stalinas pradėjo masinius čečėnų trėmimus. Per kelias dienas į Vidurinę Aziją ir Sibirą išvežta 650 tūkstančių čečėnų. Dabar pačioje 20-ojo amžiaus pabaigoje 100 tūkstančių čečėnų vėl tremtyje, siaubingomis sąlygomis sugrūsti į pabėgėlių stovyklas Ingušijoje. Jie sako, kad dabar viskas daug blogiau negu per Stalino tremtį. 72 metų Tamara Džahatajeva buvo 16-metė, kai rusų kareiviai išvedė juos iš namų ir išvežė į Kazachstaną. Вы стреляет, убивает. Женщина, ребенок. Они не разбирают это. Убивает. А раньше это не было. У нас ни одного раз, вот 14 лет не было. Сейчас хуже. Тогда еще ничего, терпимо было. У меня 4 года было, когда меня выслали. Я ребенок был. Я террорист сейчас. Я проработал на Советский Союз и на Россию проработал я где-то 40 с лишним. Ši tauta nuoskaudų nepamiršta. 56 metus jie išsaugojo Stalino tremties atminimą. Kiek išliks neapykanta ir prisiminimai apie jiems dar baisesnę Putino tremtį, kol kas sunku net